Sveiki, mano brangieji, čia vėl rubrika Mėnesio taroskopas pagal zodiako ženklus ir mėnesio taroskopas Šaulio ženklo atstovams spaliui. Kas norėtų asmenės prognozės, prašom rašykite, turbūt jau žinote kur, arba elektroniniu paštu paklausk.tarot@gmail.com arba Facebook paskyroje tarologinės prognozės. Arba čia tik tokia irgi rašykite žinutę, nes žinoma, čia tik tai bendras taroskopas visiems pritaikytas tiesiog pagal zodiako ženklus, o asmeninis taroskopas tai yra sudaromas pagal jūsų gimimo datą, naudojant jūsų nuotrauką ir būtent jums metams į priekį nuo būrimo dienos ir apžvelgiamos visos gyvenimo pagrindinės sferos, tai yra šeima ir namai, tai yra meilė ir santykiai, profesionali veikla, finansai, sveikata, pavojai, kurie gali jūsų laukti. Tai jeigu norite tokios prognozės, norite numatyti ir pažiūrėti, kas jūsų laukia metams į priekį, kad jūs galėtumėte pasiruošti, taip sakant, ir kažkaip tai savo pasirinkti tą strategiją arba būti psichologiškai pasiruošusiems kažkokiems tai nelabai maloniems įvykiams, tai prašom užsakinėkite, visada šitą prognozę atsiperka. Žmonės būna labai patenkinti ir dėkoja, nes gali numatyti savo metus į priekį, sužinoti, kas laukia, galbūt kažkokie force majeuriniai dalykai, aplinkybės ir taip toliau, galbūt kažkokie nelaimingi atsitikimai arba širdžių sudaužimas ir jau būna šiek tiek pasiruošę morališkai, kad tai nebūtų jau, sakykime taip, toks didelis stresas. Taip, tai pradedam. Šauliai, kas laukia spalio mėnesį. Taip, traukiu kortas. Tai yra korta žinė, tai yra korta kvailys ir tai yra korta vežimas. Nuostabu, pas jūs mėnuo prasidės nuo didelių pokyčių. Yra 3 didieji arkanai. Tai žinė antras didysis arkanas, kvailys nulinis didysis arkanas ir vežimas 7 didysis arkanas. Nuostabus derinys, jūsų gyvenimą ateina rimti pokyčiai, jūs jau žengėte žingsnį ir žengsite žingsnį rimtų pokyčių link. Viskas sujudės, viskas bus labai dinamiškai keisis. Tiesiog, įsiverš į jūsų gyvenimą tie pokyčiai. Žinė tai tokia intuicija, tai yra tos tokios įžvalgos vidinės, kuriomis žmogus turėtų naudotis. Kiekvienas žmogus, ieškant kažkokio atsakymo į savo rūpimą klausimą, jisai turėtų susitelkti į savo vidų ir pasikliauti intuiciją. Kaip tai padaryti? Tai reikia nuraminti emocijas, emocinį kūną, nuraminti mentalinį kūną, minčių srautą, reikėtų atsisėsti į kažkokią meditaciją, kas kaip ją įsivaizduoja, ir atsijungti nuo visų išorinių šaltinių, nuo visų tų dalykų, kurie jūs spaudžia, nuo svetimų nuomonių, nuo kas jums kas sako iš išorės, kas jums sako, sakykime taip, kažkokie tai dalykai, kurie vadovaujasi materialiais požiūriais, naudos gavimų. Tai būtent susitelkimas į savo vidų, nes tik tai ten savo viduje, susidūrus su savo vidiniu aš ir pasiekus tą būklę, jūs galite iš tikrųjų rasti jums naudingą atsakymą ir tą įžvalgą. Žinoma, visi mes kreipiamės į, kaip aš, į tarologus, astrologus, numerologus ir taip toliau ir norime gauti atsakymą iš kito žmogaus, nes tai yra paprastesnis būdas, mums atrodo, kad čia žmogus geriau žino. Žinoma, atsakymas duodamas
Taip, jūs jį gausite. Iš tikrųjų, kortos kažką tai gali parodyti, kortos ištraukia tą tikimybės atšaką iš jūsų likimo matricos, ane, būtent tą, kurį pagal jūsų dabartinius veiksmus, sukauptus veiksmus, yra, turi didžiausią tikimybę. Bet vėlgi, jeigu jūs labai norite keistis, labai keičiate savo vidinius įsitikinimus, savo požiūrį į gyvenimą, labai stipriai transformuojate save kaip asmenybę, einate, dirbate su savim, einate kažkokiu dvasiniu keliu, darote praktikas, tai va šita tikimybė jums iškart jinai, niveliuojama, sakykim taip. Tai tuomet ta prognozė jums gali būti aktuali tik tai, sakykim, mėnesių į priekį, ne metams į priekį, kaip žmonėms, kurie nieko nedaro ir, nieko nesiekia, su savimi nedirba. Taip, tai va dėl to aš ir sakau, pati būdama tarologė turinti tokią didelę patirtį, kad vis tiek aš siūlau jums patiems gauti tą vidinę įžvalgą ir pasikliauti savo intuiciją, susitelkti su tuo savo vidiniu aš ir gauti kažkokius atsakymus, kuomet jūs stovite toj kryžkelėj vadinamoj. Nes žinoma, daugiausia žmonės kreipiasi tuomet, kai sutrikusi, gyvenimas keičiasi ir reikia rinktis, vėlgi pasukti į dešinę ir į kairę. Žinoma, žmogus negali nurimti, negali nuraminti emocijų, negali minčių chaoso srauto, ten išorinio spaudimo ir kreipiasi tuomet į tarologą, numerologą, astrologą, nes nori iš šalies tos nuomonės. Bet vėlgi, žinoma, čia aš jau galbūt pabaigsiu, lyrinis nukrypimas, prikalbėjau 6 minutės su tik viena korta, turbūt supratote, ką aš norėjau pasakyti. Taip, ir čia kvailys tai yra nauja pradžia. Kvailys tai nauja pradžia, tai žmogus stovi jau savo naujo gyvenimo etapo pradžioje, jam beliko žengti tik žingsnį į priekį. Ir bet tas minusas to kvailio, matot, žmogus stovi ant olos krašto ir nori žengti žingsnį, bet jisai vis tiek dar abejoja ir galvoja ir dvejoja, nes jam baisu. Jam baisu, mus laiko visos tos programos, įsitikinimai, tos, kaip aš sakau, matricos, šablonai gyvenime, už kurių mes kabinamės ir žinome baisu. Ir čia jau klausimas, ar užteks jums to ryžto peržengti iš tos olos, peršokti į kitą kraštą, į kitą olą, ar vis dėlto riboti įsitikinimai, baimės ir, sakykime, kažkokia sociumas spaudimas sulaikys jūs nuo to. Ir korta, 7 didysis arkanas vežimas, irgi nuostabi korta, todėl kad jinai sako, kad tai laimėjimas. Jeigu jūs eisite į tą pokytį, jeigu jūs ryšitės tam pokyčiui, tiems ryžtingiams veiksmams ir tam naujam gyvenimo etapui, jūs laimėsite. Jūs būsite laimėtojas. Pagrindinė vežimo reikšmė yra laimėjimas, yra sėkmė, yra tuomet, kai žmogus laimėjo viską. O jeigu taip ir nesiryšite, tuomet nieko ir nepasikeis. Taip, ir aš imu antrą kaladę, tai yra metų rato taro. Traukiu kortas, šaulys, spalis. Taip, korta taurių riteris, korta 4 pentakliai ir korta 7 kardai, tuoj patikslinimo kortą ištrauksiu 7 kardam. 2 lazdos, kokioj čia srity gali būti ta apgaulė. Žiūrim, taip, atsiprašau. Negaliu, jums skauda gerklę. Atleiskit, taip. Taurių riteris, naudingas pasiūlymas, malonus pasiūlymas, sakykim taip. Nenaudingas, malonus pasiūlymas, tai tuomet, kai jums siūlo ranką ir širdį, siūlo savo
jausmus, palaikymą, draugiškumą, meilę, taip sakant, nu, va, tos emocinės rytį, žinoma, ne, kaip tik naudingas pasiūlymas, čia ne prie ko jums siūlo, ne piniginę sąskaitą banke ir gražius namus, čia ne apie tai, taip, ne apie materialius dalykus tikrai. Čia būtent apie tai, kai jums siūloma, nu, ta tokia žmogiškoji pusė, tai yra, va, vėlgi, gerumas, draugystė, palaikymas, jausmai, čia tuomet, kai žmogus jums prisiekia laimę, meilę iki grabo lentos, nu, sakykim taip, visa ta euforija, visi tie gražūs jausmai, kuriuos sukelia įsimylėjimas ir jausmai kitam žmogui, tai čia apie tai gali būti, bet čia jau deguto tas šaukštas, bačka medaus, tikriausiai jūs visgi galvosite apie materialius dalykus, labai jau jums tos meilės neužteks ir priesakos būti su jumis iki grabo lentos, taip, čia vis dėlto, apie tai, kad žmogus masto materialiais parametrais, būtent, kad tu man gali pasiūlyti apart meilės ir palaikymo ir prisipažinimo, meiliai kiekvieną dieną, čia yra būtent apie tai, o žmogus tikriausiai nieko tokio jums rimto materialaus pasiūlyti ir ten galės. Atleiskit, galbūt negražiai ilgiuosi, ypač nenoriu įžeisti tų žmonių jausmų, kurie iš tikrųjų gali pasiūlyti tik tai save ir savo meilę, kuomet dar žmogus, net nestovi tvirtai ant kojų, bet žinoma, tai tik laiko klausimas, tai vėlgi aš jums jokiais būdais, čia ne mano tą juoką nepriimkite į savo, sakykime, asmeniškai, čia aš savo dalykų pasijokiau, asociacijų ir vykstančių gyvenime dalykų. Taip, tai va, tai žinoma, pagal pentaklių ketvertuką, tai žmogus, kuris yra praktiškas. Tai žmogus, kuris vadovaujasi tais praktiškumo dalykais ir principais. Ir kuris, sakykim taip, kuriam yra svarbu būtent tie visi žemiški dalykai. Tai turėkite omeny, sakykim taip, mano brangūs šauliai, jeigu jūs vėlgi ruošiatės ir būsite tokioje būsenoje, kad jūs ruošiatės, galbūt vyrams, tai labiau aktualu pasiūlyti savo antrai pusę ir ten savo mylimai, tą, kaip aš sakau, širdies ir rankos pasiūlymą darysit, tai turėkite omeny, kad vis dėlto jinai gali jūs paklausti, ką be širdies ir rankos jūs jai dar galite pasiūlyti. Tai būkite pasiruošę tokiam klausimui ir galbūt pasiruoškite, ką jūs atsakysite ir ką jūs galite pasiūlyti be to, arba numatykite bent jau strategiją į priekį, kada jūs galėsite tai pasiūlyti ne tik ranką ir širdį. Taip, 7 kardai, taip, va čia yra tokia korta, nemaloni korta, jinai visada apie nesažiningumą, gudravimą ir apgavystę. Tai va, tai vėlgi, mano brangios moteris, pagalvokite, tas pasiūlymas irgi gali būti apgaulingas, labai gražiai supakuotas, labai gražiai pateiktas, labai gražiai jums žmogus gali prisikinėti ten savo meilę ir ten pasakoti apie visus dalykus, kaip jūs gražiai gyvensite, bet pagal 7 kardus, kaip aš sakau, noriu įnešti šiek tiek tą deguto šaukštą į bačką medaus. Čia toks perspėjimas, kad ne viskas taip gražu, kaip yra pateikiama ir supakuota. Ta pakuotė gali neatitikti vidinio turinio. Taip. Toliau aš dar pasižiūrėjau, kokioj būtent srity gali būti tas melas ir apgaulė. Tai čia yra apie tai, kad, korta teismas iškrito 20 didysis arkanas. Tai galbūt jums kažkams, šaulio ženklo atstovams, galbūt pas jūs kaip tik vyksta kažkokie dalykai,
ar tai liečia, nu, ten skyrybas, tarkim, turto dalinimasi, galbūt jūsų laukia teismai, galbūt tai nesusiję su skyrybom, o su kažkokiais kitais dalykais, bet vis tiek tai yra teisminiai reikalai. Tai vat, sakykime taip, va, matot, ta korta melo ir apgaulės yra negerai čia. Nes iš tikrųjų arba nuosprendis gali būti ne jūsų naudai, arba jūs bandys, sakykime, nu, vat, kažkokiais negražiais, nesąžiningais būdais vis tiek paveikti, arba jums bus siūloma irgi pasinaudoti tokiais būdais. Galbūt bus galimybė kažkaip tai apeiti įstatymą, kažkur tai pateikti melagingą parodymą, suklastuoti kažkokią medžiagą, taip sakant, tam, kad jūs gautumėte tą nuosprendį, tą kažkokį sprendimą jūsų naudai. Tai va čia irgi kortos apie tai. Pasvarstykite ir pagalvokite, kokios bus karminės pasiekmes, jeigu jūs imsitės tokių būdų. Nors galbūt jums dabar atrodo, kad jums reikėtų nubausti žmogų, galbūt jis to nusipelnė, bet pagalvokite apie tai, kad tai ne jums spręsti, gyvenime yra tų aukštesnių dalykų. Kas pats, sakykime taip, nuspręs, kada tą žmogų nubausti ir kaip nubausti ir kada jam atlėks tas bumerangas arba tos karminės pasiekmes. Tai yra, ne jūsų rankomis tai reikėtų daryti. Taip, ir imu paskutinę kaladę raganų tarom. Taip, ir žiūrim, ką jums parodys raganos, mano brangus šauliai. Traukiu kortas. Tai pirma korta taurių karalienė, antra korta magas ir trečia korta 9 kardai. Taip, tai mėnuo tikrai pas jūs bus labai įdomus, nes visos kortos, tiesiog wow. Pokytis labai didelis, įvykių bus labai daug, amplitudė irgi bus va toks sviravimas, kritimai ir nuopoliai ir pakilimai. Taurių karalienė, matot, moteris nėščia. Galite gauti žinią apie pastojimą ar nėštumą. Taurių karalienė tai yra vandens stichijos atstovė. Tokia empatiška labai moteris, labai širdinga, emocionaliai jausminga. Ta, kurie gali visada jums paduoti tą ranką, sakykime, tą paguodos ranką, apkabinimą, tą petį, nepagailės gero žodžio. Žodžiu, žmogus empatiškas visom prasmėm. Bet, matot, pagrindinė irgi šitos kortos reikšmė, čia yra pavaizduota moteris su pilvuku, tai yra nėštumo. Nėštumo gali būti pranašystė. Taip, toliau yra korta magas. Korta magas tas entuziazmas, tas įkvėpimas, ta vidinė magija, žavesys, kuris gali jūs apimti. Entuziazmas bet kurioj gyvenimo srity, entuziazmas kažką keisti, entuziazmas pradėti iš naujo, entuziazmas eiti kažkokiu tai rinkti patirčių, entuziazmas, kažkokią galbūt naują veiklą daryti. Čia yra tokia alchemija, vidinė alchemija. Alchemija, kuomet noras transformuotis, noras irgi galbūt kurti kažkokiu savo veiksmais, savo darbais, transformuoti gyvenimus, gyvenimo požiūrius kitų asmenų. Čia yra tokie dalykai, visi labai gilūs dalykai pagal šitas kortas. Ir paskutinė korta yra 9 kardai, o 9 kardai tai apie tai, kad vis dėlto kažkoks tai liūdesys ir nerimas jūs gali apimti. Labai daug pas jūs turėtų būti dalykų, pokyčių ir įvykių spalio mėnesį, mano brangūs šauliai. Todėl yra natūralu, kad žmogus gali neatlaikyti nei protas, nei emocijos, nei, taip sakant, siela, psichika, kitais žodžiais, gali neatlaikyti ir jūs galite pulti į kažkokią arba nemiga jūs sukaustis, arba jau čia bus didysis nerimas, arba čia bus toks emocionalus jau, toks, kai žmogus jau arti depresijos, jam jau antiek sunkus, plėšomas visas pusės ir nuo tų dalykų, nuo tų apmąstymų, nuo tų įvykių, kad plyšta galva ir jau
psichika neatlaiko. Todėl mano patarimas nuoširdus, mano brangūs šauliai, imkitės kažkokių tai praktikų, imkitės kažkokių tai, apie ką buvo kalbėta, dalykų, meditacijų, kvėpavimo, apie ką aš šneku irgi rebefingą, sąmoningą kvėpavimą. Imkitės prevencinių priemonių, jeigu jūs jau tik tai jaučiate, kad stresas labai didelis, kad daug visko užpuolė, kad įtampa nerealiai, nedalaukite iki to, kol viskas sprogs jumyse. Ir darykite, užsiimkite bent po valandą per dieną, kas antrą dieną, įeikite į kažkokią ramybės būklę, atsiribokite nuo visko, įjunkite gražią muziką ramią, pamedituokite, pakvėpuokite, kas norėtų, kreipkitės